Jau? Jau, tikrai? Važiuojam? Gerai. Sveiki, sugrįžę. Turim ladą ir šiandien mes pradedam ruoštis ne tik savo renginiui, bet ir pagrindiniam šio mėnesio dalykui, tai yra Litexpo RHS Tuning Car Show. Darbų labai daug, sąrašiukas didžiulis ir turbūt kyla klausimų, kur mes randamės. Nes, kaip žinia, visą laiką darėmės visus darbus pas Luką, glaudėmės tenais, bet, kaip minėjau, praeitam videkė buvo labai daug pasikeitimų. Labai daug kas vyko ir dabar mes čia. Randamės servisiuke Autodraugystė. Iš tikrųjų labai didelis ačiū Autodraugystė, kad mus priėmė. Tai, kadangi renginukas, tas Litexpo, spalio 25 dieną, šiam momentui yra spalio 5, teoriškai turim 5 dienas pilnas, kad ją pasiruošt ir iš, kažkur tokio sąrašiuko, taip, ir važiuojam. Ar mes spėsim, aš neįsivaizduoju. Nes darbų yra rimtesnių, yra paprastesnių, tuoj pasižiūrėsim, bet, čia yra iššūkis patiems savo, pabandysim vėlgi savo įrodyti, kitiem įrodyti, kad mes galim, turbūt ką čia daug šnekėt. Apsižiūrim patalpas, susipažįstam ir prie darbų varom. Taip, jo, iš viso 250 gausis. Gerai, lauksim jūsų, dėkui. Sveiki, operator. Žodžiu, derinamės reikalus, bet čia yra mūsų kaip ir naujos patalpos. Einam apsižiūrim ir pasipasakosim, kas čia kur vyksta. Operator čiut nenukrito per duris. Tai ką, vaizdas visai kitas, truputį aidį, išsijungsim muziką, kad nekopiraitintume, bet turim 2 keltuvus čia. Turim suvedimo stendą, lada jau yra suderinta, reikia susitvarkyti važiuoklę, darysime suvedimą, galėsim ir trasai pagal tai pasireguliuoti. Padangų montažkė. Montuosim jo, atšersim jo. Einam tolyn. Čia ne viskas. Čia tikrai ne viskas. Palauk, muzikų išjungsiu. Ir turim dar 3 keltuvus. Iš tikrųjų didžiulės patalpos, pilna vietos, pilna veiklos galima prisigalvoti. Ir čia yra labai didelis mums išsigelbėjimas, tai šiandien irgi užsivarysim ladą, užsivarysim E9, prisimatuosim ratukus, susižiūrėsim visus kitus reikalus. Tuoj prieisim prie detalių visų šūdų, kurių prisipirkau aibei, tiesiog užsukęs telefono laikiklio. Ką čia daugiau pasakyti? Labai didelis ačiū Autodraugystei, jeigu kažkam reikia remonto. Nesvarbu, nuo šarnyro, padangos, pakeitimo iki variklių kapitalinių. Drąsiai galit skambinti, telefono numeriukas. Skambinkit, susitarsit, atvažiuosit, pasiremontuosit. Žiūrim čia, ką mes prisipirkom. Monsteris, aišku. Bankį laukiam sponsorshipo. Kadangi daug dažysim flakonėliais, sugalvojau šitą nesąmonę pasiimti. Nes, pirštukas spaudai, ten po to skauda, spalvota, bus paprasčiau. Švitrinis popierius. Čia tūlikė, kad nusivalyt. Tada turim knopkę. Turim dar vieną knopkę, tai pagaliau susitvarkysim killswitchą, nes dabar, kad ir kaip turbūt gėda sakyti, bet pasinaudojau Poškos patarimų, kad tiesiog įmest akmenuką ir tada viskas veikia tam kartui. Naujas mygtukas, tiesiog perstarysim degimą, kad grįžtų valytuvai, visi kiti dalykai. Pamačiau, aš turėjau pasiimti. Tada mes dar turim konektorių, čia prie tą pačią. Turim juodų matinių dažų su drugeliais, gražus. Tada mes turim bronzinių dažų. Kam bronzinį? Tuoj sužinosim. Tada čia operator pasiėmė tokį aparatą. Sako, šveisim jo. Ir ką mes dar nusipirkom? Pas mane kišeniai. Dar nupirkau šokoladą. Operatoriui, kad nepiktų protą. Ačiū uždėmesį. Tai va, greitai prasieinam, ką mes čia dažysim ir kodėl dažysim. Kėbuliukas turės poliruotis būtinai, nes, mėlynas spalvytė dar kaip ir nieko, stogas išdegęs lakas.
Tai idealiom sąlygom stogą reikėtų persidažyti, bet pabandysim pasipoliruoti ir tikėsimės, kad tam kartui bent jau atsigaus. Tada juodi matiniai dažai. Miglė jau šveičia lempų šitas grotelės, nes šita dar kaip ir nieko, anos pusės jau buvo nusilupus baisi. Tai pasidarysim gražias matinės, chromas visas lieka, kapoto grotelės lygiai taip pat persidažysim. Gal ir tą veidroduką verta būtų matinę perpus. Nu, matinių dažų liks, nes palyginus nedaug kas dažo su jais, tai žiūrėsim. Tada bronzinė spalvytė. Tie ratai kaip ir žiūrisi ant jos, bet kaip ir ne. Tai pačių lietnykų kol kas nekeisim, per daug nespėjom išlaidauti, bet mintis yra tokia. Priekinius 100% darom bronzinę spalvą, su galiniais matuosim. Arba dėsim ratus nuo mano E9, tos palangę, nes dabar yra tik 3 vikiratai. Tai dėsim 2 gražius ratus, žiūrėsim kažkausius. Tai va, jeigu telpa į galą dėl pačio jų išnešimo, tada dėsim tuos gražius, jeigu ne, dažosi šitie, lygiai taip pat bronzinė, padarysim vieną stipiną mėlyną. Kodėl? Nes drift spėk, va taip. Ir turbūt iš dažymo, ne viskas, nupirkom lupytę, nupirkom. Tai šiaip visai pasižemino, atrodo gražiai, į metalinę. Bet į juodą. Aš jos juodos nenoriu, mes dažysim mėlynai. Ir mėlynai dažysim pagal kėbulo spalvą, dažysim flakonėliais. Iš kur mes gausim flakonėlių į kėbulo spalvą. Dažai jau yra užmaišyti, atidavėm nuo jos bako dangtuką. Tai kartu prie mūsų jungiasi dar vienas naujas rėmėjas, bet apie jį kitose kadruose, kai jau turėsim dažus rankose, pašnekėsim kas, iš kur, pasiderinsim. O dabar Miglė jau dirba, aš čia stovu šneku. Imu, dedu kill switchą, operator kažką, gali ir namo važiuoti. Einam dirbt, susimatom už porą sekundžių. 12 seconds later. Tai va, pasidarėm biškį darbelių, galima pasižiūrėti. Pasikėlėm mašiniuką, nusėmėm ratukus, operatoriai jau pradėjo šveist pirmą priekinį ratuką. Su galu dar nieko nesimontavom, netikrinom, aš užsėmiau kill switch'u. Kill switch'as įsidėjo, viskas veikia. Pasidarysim dabar degimą į mygtuką ir šitokį pasiėmiau fancy. Iš čia turi kontaktuką, čia turi lemputę. Ir susižiūrėjau, kad absoliučiai visi mygtukai ten turi po lemputę, kurios nėra pajungtos. Fancy shit, pasijungsim, švies, man gražu bus. Tiek ir užtenka. Ir einam pažiūrėsim, kaip sekasi šveisti. Ja. Čia galim matyti šveičiasi, super. Čia laukia eiliai, lupytai irgi šveičiasi. Ratukas šveičiasi. Faktiškai lempą padukus toj dažysim. Grotelės irgi to pačiu. Šitas palaukus dažų. Dažai jau greitai bus. Šią savaitę dažysim. Ir kol kas tiek. Reikia įsivaryti dar E9, persimest galinius ratukus. Pagal valandas beveik nespėjom. Bet šiaip viskas gerai. Judum toliau. Pabiškį dažosi, gruntas jau krenta. Dėl šito šūdo nepirkis, nevertas visų 7 eurų. Gal patogus, bet šiaip gaidys. Kill switch'ą pasidarėm, degimą pasidarėm, pasidarysim lemputės ir reikia dviem atsivaryti, nes vis dar ratų neprimontavom. Tai va, tiek žinių, varom toliau. Taip, primatavom ratukus. Atrodo gražiai. Aišku, dabar pakelta, susispausta būtų viskas vietose. Bet, kad ir kaip būtų liūdna, jie netelpa. Ta prasme, čia taip gerai išeina iš už arkos, kur jau yra žymiai per platu. Ir susėdus mašinai, tai tiesiog mes sėdėsim tiesiai ant padangos tą arką. Tai jo, šitų ratų nebus. Gaila. Dėsim tada atgal tuos. Irgi reikia susišveist. Ir dažyti. Biškį liūdna. Bet nieko. Nesidažysim. Bus tada vienspalviai ratukai. Generavaus nuotraukų. Šiaip visai nieko atrodo. Tai va, tiek ir naujienų. Varom dirbti toliau.
ką, ratukus nusigruntavom, pradėsim dažyti. Spalvytė čia tokia graži. Kol kas nerodysiu, pasižiūrėsim turbūt galutinį ratų rezultatą. Nežinau, baisu, kad jeigu netyčia nesidarės tos spalvos, bet ChatGPT rodė, kad turi dėrėtis, gražiai sugeneravo. Tai, nežinau, neturiu ką pasakyti, imam dažom. Nu, graži ta spalva rankovė irgi viduje kaip gražiai blizga dabar. Tai nudažom, žiūrim, kas gaunas. Tai va, nusipūtė lietnykai. Spalvytė gavosi iš tikrųjų ryškiai šviesesnė negu tikėjaus, bet labai baisu buvo dėl priekio, nes prisidėjom prie mašinos ir taip, nežinau, atrodo, už galvos susiimti ir baisu netinka, bet dar mano tas plevelės nenusiplijavė. Nusilupo plevelę, tai pasižiūrim, padanga labai gelbėja visą vaizdą ir visai neblogai atrodo. Nusiplaus ladą. Nebus purvo, bus gražu, tie patys mėlyni ventiliai visai tinka žiūrisi, ryt važiuosim plaut, po šeštadienio, tarp kitko, patraukiam, parodysim, ką pridarėm. Šeštadienį buvo pavažiuota biškį slalomo, bet buvo važiuota ant šlapio. Ir čia dabar yra labai baisu, va čia, ir va čia. Tai čia irgi reikia varyti į plovyklą ir kiekvienų taip... Laidus užsidengiam. Many months later. Jau ima truputį nervas, nes šiandien realiai yra paskutinė diena, kai galim ruoštis, paskutinis savaitgalis ir tai jau nebepilnas. O dėl dažų. Labai mąsčiau, ką daryti su dažais. Lietnykam pasiėmėm paprastus grafitinius iš senukų, vis tiek jie apsilupinės garantuotai, tai tiesiog truputuką pataupėm. Bet kėbulas, reikėtų galinius overfenderius perdažyti, kadangi jie buvo dažyti visiškai nei spalva, ir lūpa. Lūpa dažysis į kėbulo spalvą, tai norėjom gauti kėbulo spalvos dažų. Ir lygiai taip pat mums jų reikėjo flakonėliuose. Tai į ką mes kreipiamės? Galim parodyti. Čia biškai ne iš tos parapijos. Turim čia tokią dėžutę, kur užrašyta Romkos Žigulio dažai, maždaug tokios spalvos. Čia atrodo, kad ne tokios, bet šiaip tokios. Iš kur gavom dažus? Tai flakoniukai yra paprasti, užpildyti, bet turim naują rėmėją. Ir mūsų rėmėjas šiandien dažams yra Karma Workshop. Realiai pas juos galite apsilankyti, turim paruošę nuolaidos koduką Virintozė, kiek procentėlių nesakysiu, eikit, išsiaiškinsit patys. O dabar biškai įsiterpiau iš ateities, kaip matom iš poliravimo kadro, truputį pasteisysiu dėl karmos. Turim 2 nuolaidos kodukus, tai pirmas yra Virintozė 15, su šituo kodu gaunat 15% nuolaidą absoliučiai visiems dažam. Ir antras kodukas tai yra Virintozė 5, su juo gaunat 5% nuolaidą absoliučiai visai produkcijai. Tai apsilankykit Karma Workshop, nusipirkit savo dažų, nusipirkit chemijos, būtinai panaudokit nuolaidos kodukus. O dabar grįžtam prie video. Šiaip galit kreiptis pas juos dėl dažų, dėl chemijos, užmaišų ir dažų korekcinius pieštukus, automobilio dažų spalvos į flakoną ar tiesiog dažymui, viskas normaliai. Galit sukontaktuoti. Ir Karma truputėlį pasistengė, pafilmavo, kam įdomu, galim pasižiūrėti, kaip maišosi tie dažai. Taigi gavome užsakymą iš draugų Virintozės pagaminti dažų. Jų automobilį, kuris buvo seniau perdažytas ir dabar nėra aiškus dažų kodas. Todėl šią dalį skanuosime ir taip pagaminsime dažų.
Ir tada mes turim flakoniuką. Aš truputėlį pasibandžiau, labai kažkaip agresyviai purškia, tai bus baisu truputėlį tą lūpą dažyti, ant kažko reikės pasipraktikuoti. Bet šiaip jo, pasiėmėm 3 tas karbonkės, turėtų, manau, užtekti nusidažyti lūpai ir overfenderiam. Blogiausiu atveju dažysimės tik tai lūpų. Tiek žinių, reikia spėti pasiruošti, reikia pradėti dažyti. Ir, nežinau, varom dažyti. Nu ką, lūpytė nugruntuota, purkšim dažus, žiūrėsim, kas čia gausis. Jeigu blogai nusidažys, nekaltinam dažų gamintojo, kaltinam mus, nes ant lietnikų irgi buvo padaryta šiokių tokių klaidų. Ne viskas nuo dažų priklauso, daug ką duoda dažytojas. Tai žiūrim. Taip, šiandien pasiruošimas turbūt kaip ir baigęs, nebent dar, tiesiog per neapdairumą, per durnumą nėra lako. Lietnikų neplanavom lakuoti, nes grafitiniai balionėliai, tai su jais viskas bus gerai, bet lūpytę reikia gruntuoti, ratų dangtukų, kol kas, nežinau, rodysim, nerodysim. Bet reikia lako. Nuvažiuosim dabar iki draugo garažo, pasižiūrėsim, gal netyčia yra lako. Jeigu yra lako, nusilakuojam. Ir reikia apsitvarkyti šiukšlės. Bet vis tiek, lietnikai nudažyti, lupa nudažyta, viskas kaip ir normaliai. Rytoj reikia nusiplauti ladą ir susidūriau su nauja problema. Gali būti, kad į Litexpo važiuojam savo eigą ir grįžtam. Savotiškas iššūkis savo. Bet po šeštadienio mes turim tokias padangas, likus jau skaitykim. Ir yra atskiri lietnikai. Yra lygiai taip pat atrodantis lietnikai, jie dar su gyvesnėm padangom, galvojau tiesiog persimontuoju ir viskas bus ok. Bet tos padangos yra aukštesnės, platesnės ir jos nebetelpa į arkas. Tai šiandien yra šeštadienio vakaras, jau turbūt link 11 valandos. Ir kadangi mašina turi nuvažiuoti nuo keltuvo, mums reikia padangų, kurių nėra. Nes reikia 195 KM ir 17. Tai gali būti, kad iš ryto bus anksti atsikelta, važiuota lako, nulakuota. Tada važiuosim į Vilnių, nes kol kas tai yra artimiausia vieta, kur radau 2 padangas pagal išmatavimus. Grįšim į Kauną, persimontuosim, užsimontuosim, tai yra padangas, važiuosim nusiplaut ir viskas. Nežinau, būsim turbūt, kad pasiruošę. Ale. Aišku, čia viskas be kitų darbų, dar laukia lipdukai, nuvažiuoti ten nusiplauti, išsivalyti, išsidžiovinti. Bet vis tiek gerai, kad į Litexpo važiuojam jau nuo penktadienio, tai turėsim laiko viskam pasiruošti. Aišku, viską darysim paskutinės minutės, čia kitaip nebūna. Nu, jeigu nerasim. Jeigu nerasim garažą lako, tai jeigu važiuosim iš ryto ir jeigu važiuosim į Vilnių. Šiandien video paliekam čia. Jeigu netyčia darysim 2 video, dar neapsisprendėm. Ar vieną ilgą, ar 2 ruošiamės ir Litexpo. Ir kol kas sakom, ačiū, kad žiūrėjot. Paspaudžiam šitą, užprenumeruojam ir parašom blogą komentarą. Iki sekančio. Nu ką, biškį apgavom, videkas nesibaigė. Tęsiam pasiruošimą, jau yra labai vėlų, yra trečiadienio vakaras. Ir atsirado žmogutis, kuris sutiko nupoliruoti, tai stovi už kadro Gyti, labai ačiū. Ar ne? Ir rezultatas super, aišku. Poliravimas yra pirmo etapo, tai pasirodė labai daug gilesnių įbrėžimų, ko jau tikrai neišiminėsim. Bet bendras vaizdas super, Litexpo blizgėsim. Dėl pačio poliruotojo palieku jo kontaktus, tiek aprašyme, tiek va čia pridėsim telefono numeriuką. Galit pasiskambinti, susitarti dėl poliravimo, užsiima 1, 2, 3 ir kokiais tik norit etapais. Visais automobiliais, kiek žinau. Kainytės nesikandžioja, šiaip tai labai draugiškos. Tai pasiskambinkit, susiderinsit, užsiima vietoj Kaune. A ne? Linksi galvą. Kaune. Skambinam.
loaded, loaded. Strapped to the lyrics like I'm bowling, bowling. Keep pushing on, keep rolling, rolling. Didn't wanna listen, but I told him. One more time, your favorite MC's bonds or silver. Too bad these vibes here are golden. Cards on the table, there's no folding. Spit more than the club, zoning, zoning. That's irrelevant, make me like an elephant. Keep it hard, but you know that it's elegant. Get mad, but always benevolent. Always moving, not just leveling. Constantly telling them, rhyming, breathing. Cycle through these sheets, I'm pedaling. Hibernating them bomb sheets back again. Oh, cause the little fire in the track again. Turn the music on, vibe like an icon. Icon, icon, yeah. If you bump up, we can go psycho. Psycho, psycho. Head to head, bar to the mic on. Mic on, mic on.